Aš pamiršau pasakyti, man rytoj reiks sausainių į mokyklą, pas mus šventė rytoj. Vėl tu paskutinę minutę pasakai, tu žinai, kiek dabar valandų? Žiūrėk, gali dar grietinės pričiupt, aš spirgų padažą darau. Domai, aš jau išpardęs išėjau, kodėl tu visada pasakai paskutinę minutę šitą? Spirgų pamiršau paprašyti. Nebesigėdik paskutinės minutės poreikių. Gauk prekes iš Volt Market ir kitų parduotuvių vos per 30-60 minučių. Volt. Maisto prekės akimirksniu. Kas čia buvo? Aš neįsivaizduoju. 2023 birželis. Dirbu prie šitos bylos jau po paraliais 5 metus. Biuras liepia ją mesti, nes neužtenka įrodymų. Bet aš žinau, kad jis vedžioja mus už nosies. Jis yra psichopatas, kurį turiu sustabdyti. Visi filmai iš serijos su juo yra vienas didelis pasišaipimas iš žmonijos. Ir jei nerasiu, kaip jį pričiupti, jis vėl žudys. Aš rasiu, ką jis slepia. Net jei tai bus paskutinis dalykas, kurį darysiu šiame gyvenime. Man dažnai nutinka tokie nušvitimai. Vieni gal sakytų, tai Xanaxas su alkoholiu, bet aš sakau, kad čia menininko protas dirba. Iš pradžių nusprendžiau, kad noriu daryti 365 dienos filmo recenziją, tai pažiūrėjau pustrečio filmo ir kažkur tai vidury visos peržiūros tų 3 filmų tai pasidarė kažkaip trošku biškį. Galvoju, pažvengsiu už tos mamyčių pornuchos, bus juokingų memų. I'm the new gardener, Nacho. Nefilinu. Turi kažkaip, vis tiek. Suprantu, kad darau jau šitą pakankamai metų, bet tu turi, jausti, iš tavęs turi išeiti recenziją. Ir kažkaip miegojau naktį ir staiga jaučiu tokį šaukimą iš šono. Lyg kvietimą, lyg hobitas kviečiamas žiedo arba, nežinau, žmogus su galvos trauma kviečiamas Delfi komentarų. Pajutau, kad esu šaukiamas lietuviško filmo, kurio kažkodėl iki šiol netarkavau. Tai Moteris meluoja geriau Robertėlio. Aš jo nenorėjau žiūrėti, nes galvoju, gerai, padariau jau serialo recenziją, jau jinai yra kanale, ko aš ten dar nemačiau. Hebra, esat pasiruošę išgyventi pragarą? Tai žiūrėkit, nebetampau nervų, dėkitės ir jūs savo detektyvų kepures ir pasižiūrim šitą, būkim dosnus filmą. 10 metų brandinta. Bambonai, galit nusiraminti, ką galvas skauda? Norint, kad kažkas skaudėtų, tai reikia turėti blondinę. Tie, kas žiūrit šitą serialą, savo norų, arba ne, žinot, kas yra toks Robertas iš Moteris meluoja geriau. Ir kas tai per serialas. Čia labiau tiem, kas neturi smurtingų tėvų ir jiems leidžia žiūrėti tai, ką jie nori. Žodžiu, Robertėlis yra motinos infantilizuotas psichologiniu, galbūt ir fiziniu smurtu vyras, kuris yra pagrindinis serialo ir šito filmo herojus, ir tiek filmas, tiek serialas tapo didžiuliais hitais Lietuvoje. Aišku, serialo kūrėjai nusprendė, kad, kaip ir sakau, labai populiaru, reikia šitą herojų iškelti į didįjį ekraną, ir padarė šitą filmą, apie kurį aš per daug net negalvoju. Jaučiat biškį, kad nutempinėjau filmo žiūrėjimą, ne? Gerai, sorry. Gerai, važiuojam. Gal ir ne toks blogas filmas laukia. Rudokas yra kaip razinos pas močiutę maiste. Nei ten jų reikia, nei ten jos tinka, bet vatin paima ir įdeda jų į kūgelį. Ir antiek netinka, ir antiek juokinga, kad net įdomu pasidaro. Tu galvoji, kuriam čia dar patiekale bus razina ir kaip jinai bus pateikta. Filmo pradžioje matome animuotą paukštį.
kažkodėl. Bet manau, jis akylam žiūrovai labai aiškiai perduoda žinutę. Pagrindinis herojus, personažas, su kuriuo turim susitapatinti, yra apšikamas. Na, bent jau dėkingas už perspėjimą. Imkis galva. Mūsų apšiktas herojus prie 3 kryžių kalno sutinka klitorių apsirengusią moterį, kuriai ima pasakoti savo gyvenimo istoriją. Gerai, nenoriu tiesiog aklai varyti. Yra, ir gerų dalykų. Filmuose yra toksai dalykas kaip framing device. Šireko recenzijoje apie tai kalbėjau. Tai va, žodžiu, trumpas priminimas. Kai kurios istorijos turi iš esmės kitos istorijos rėmą aplinkui save. Kaip štai tam pačiam Šreke, viskas vyko pasakų knygoje, arba visas filmas yra senos moters, kuris suprato, kad nuskandino jauną DiCaprio atsiminimai. Tai vat pačiame Robertėlyje visas filmas yra jo atsiminimai. Panašiai kaip Foresto Gumpo filme. Su kiekviena scena aplink jį vis daugėja žmonių, jis jam pasakoja savo keistą istoriją, abu herojai yra psichiškai atsilikę, žodžiu, pagaunat panašumus. Tai žodžiu, mano pointas yra, kad aš nesitikėjau, kad toks filmas naudos tokią kino kūrimo priemonę. Tai, ką jau, pagarba, reik pasakyti. Žinokit, aš tai ne iš Vilniaus. Aš iš Mažeikių. O ar tikrai iš Mažeikių, ponia, esate? Neskamba tai kaip Marijampolės žemaitė grįžus iš Rusijos. Žodžiu, Robertėlis ima dalintis apie savo vaikystę ir čia ir prasideda mūsų byla. Robertėlis iš tikro yra visuomeniai pavojingas serijinis žudikas, kuris dar turi ir susiskaldžiusią asmenybę. Netikit? O mama visada sakydavo, Robertai, tikėk ženklais. Protinga moteris, nors visą gyvenimą mane kontroliavo. Bet čia nieko blogo. Pavyzdžiui, čia. Nuimkim tą smagią muziką ir voiceoverį, uždėkim kažką biškį labiau ir iš karto atrodo kaip filmo Seven intro. Robertėlis, kuris, pripažinkim, atrodo kaip skysčius atgavęs kazlas, bando išsinuomot, bet kartu ir turi išnuomot kitą butą. Žodžiu, viskas labai painu, jis pats yra brokeris. Ir jūs patikėkit, apie jo brokeriavimą mes dar tikrai pašnekėsim. Ir jam reikia gyvenamosios vietos, kurią jam nuomoja Kazlauskaitė. Čia pagaliau į filmą ateina Robertėlio mama. Jau dabar girdžiu, klausau. Robertai, primenu, šį vakar mergina labai gerai ir tu privalai su ją susipažinti. Mama, dabar nelabai galiu kalbėti, aš darbe dirbu. Tie, kas nežiūrit serialo, tai Robertėlis, kaip ir sakiau pradžioj, yra pastoviai dūkinamas mamos, emaskuluotas, žodžiu, ne vyras, jį visą laiką žemina visaip. Ir jisai negali tiesiog funkcionuoti normaliam, romantiniam, visam pasaulyje ir tiesiog iš esmės yra krypas. Supraskit, man tai čia nėra kažkoks humoro tabu ar dar kažkas. Tiesiog, pats pateikimas yra labai žiaurus. Aiškiai, čiochnuta moteris perkelė savo nesamo vyro rolę savo sūnui ir sukėlė tokį kaip ir smurtinį Edipo kompleksą, dėl kurio šitam filme jisai... Žinot ką, dar paturėsiu, dar biškai pašnekam lengvesnėm temom. Mūsų darbuotojų skaičius sumažėjo, o darbuotojų skaitlygumas tai pardavimai. Darykit ką nors, priimkit paskutinį kvailį, girdit jūs? Filmą aiškiai remia matoma nekilnojamo turto įmonė. Ir čia matosi dar buvo laikai, kai žmonės galvojo, kad bet kur pasirodymas su savo logotipu yra gera reklama. Ir žiūrėkit, aš čia ne apie filmo kokybę, ar kas turėtų būti juokinga įmonėms, kurios sugalvoja filmuose reklamuotis. Taprasme, įmonės kažkoks vadovas rėkia ant visų ir vaidina visus debilais. Taprasme. Nežinau, aš ten pas to žmonės nedirbu, bet aš, netikiu, kad jie norėtų atrodyti taip, kad pas juos va taip yra daroma. Ir čia, supraskite, čia ne 90 kokie, čia 2018 metų filmas. Darbdavio įvaizdis svarbu. Čia yra tokia močina antireklama, aš negaliu. Ir mes šitą įvaizdžio duobę dar pakasim šitoj recenzijoj, būkit jūs ramus. O Robertėlis tuo tarpu susipažįsta su mergina. Mūsų herojus stotelėje susitinka su aiškiai alkoholio problemą turinčia mergina. Aš suprantu, kad čia norėta parodyti, kokia ji nurauta ir kaip ji dabar supurtis užsispaudusio Robertėlio pasaulį. Bet tai nėra miela, tai nėra yes man. Čia yra žmogus turintis rimtą priklausomybę. Ką tu mėgsti daryti? Mėgsti būti užkuliuose, mėgsti važiuoja kada nors su palapį. Ok, gerai. Real talk, ateikit biški.
Aš nesakau, kad tokie žmonės nenusipelnė santykių. Kaip tik tokiem žmonėm labiausiai santykiai ir padeda, kai kažkas padeda iš to išlipti arba turi į ką atsiremti. 1, 2, 3. No, wait, no! Bet čia yra romantinė komedija. Tonas labai svarbu. Robertėlis kaip Jeffrey Dahmeris parsineša namo merginą ir yra stebimas kaimynės, kuri nuo seniai jau juo nepasitikė. Va čia ir įvyksta jo pirmoji žmogžudystė. Alio? Policija. Čia toks vyras negyvą moterį atsinešė. Told you. We're gonna hang out. Watch a movie. But I put it into apps. Take some pictures. Kodėl žmogžudystė? Nes vėliau scenose visas likęs pasaulis į Gretą kaip į gyvą žmogų nebereaguoja. Aš manau, kad Moteris meluoja geriau Robertėlis filmas yra labai gudriai užmaskuotas trileris apie serijinį žudiką su suskilusia asmenybė. Būtent šiai teorijai pagrįsti ir paskirsiu šią recenziją, o dabar pas mus atvažiuoja policija. Kokia gėda? Gėda kokia. Mama, aš nekaltas, aš norėjau tik jai pagalbą suteikti. Tai dabar jau čia šitaip vadinasi, ar ne? Robertėlis yra pastoviai dūchinamas aplinkos. Jis iš esmės yra grūminamas būti lietuvišku džokeriu. Motina jį pastoviai žemina, lygiai tą patį daro ir kolegos, sužinoja, kad pas jį buvo užėjusi policija dėl išsijungusios merginos. O aš žinau, kodėl mačiutė buvo tokia įniršus. Va, kalbant apie antireklamą. Įmonės Hebra uždeda Robertėlio galvą ant lentos ir užrašo mėnesio seksoholikas. Čia yra super neprofesionalu. Bet kas svarbiausia, kad mes Robertėlio kaip žmogaus atgal nebesusigrąžinam. Šis miestas pilnas nuodėmių ir angelų ašarų. Šis miestas laikosi ant plauko. Ir tas plaukas yra teisėsauga. Drąsūs vyrai ir moterys atvykstantys laiku į nusikaltimo vietą ir galintys užkirsti kelią kitam. Bet kaip tai daryti? Kai visur tokie kamščiai. Jau kelintą kartą atvykstu į nusikaltimo vietą per vėlai. Kas vėl judinot kūną? Taigi visa dabar įkalčių grandinė sugriauta. Ko aš vertas, jei negaliu net laiku atvykti į įvykio vietą. Ir dar svorio priaugau. Prarandu savo aštrumą. Žinau. Sveiki, detektyve. Ko jūs šį kartą toks greitas, kamščių nebuvo? Kamščiai ir sėdimas darbas mane padarė minkštu. Bet riedučiai iš TerraSport grąžino man greitį. Nu, kas nutiko? Ieškai gerų riedučių? TerraSport turi Powerslide, Rollerblade, FR Skates ir kitų rinką vedančių į priekį prekinių ženklų. Konsultuokis, matuokis daugiau nei 110 skirtingų modelių iš freeskato, fitnesso, aggressive, quad ir speed skatingo kategorijų. Taip pat įsigyk apsaugas, aksesuarus ir pamiršk trinančius ar nepatogius riedučius. Nes TerraSport Hebra tave primatuos, pakonsultuos, jei reikės net ir pamokys važinėt ir paleis į trasą pilnai paruoštą riedėjimo sezonui. Nuo šiol aš visur būsiu, kur manęs reikia. Aš greitas, aš operatyvus. Aš nestoviu kamščiuose. Aš. Bet Robkiai vėliau atrodytų pasuka praeito vakaro sutikta mergina Greta. Tu manai, kad gali sau leisti atsivesti girtą merginą į kažkokį butą ir pasinaudoti jos neveiksnumu? Ai, čia jūs. Bet tai jūs dabar klausit, kaip jinai gali jam skambinti, jeigu aš teigiu, kad vakar jis ją nužudė? Visas filmas iš tikro vyksta Robertėlio galvoje. Ir aš manau, kad visi Gretos susitikimai su žmonėmis vėliau pasaulyje filme yra tiesiog Robertėlio haliucinacija. Tavasi, aš jūsų maldauju. Pažiūrėkit šitą recenziją ir nueikit pažiūrėti tą filmą. Ir pasakykit, kad aš neteisus. Ok, tai dabar, laikom šitą dalyką minty, įsivaizduojam, kad pana neegzistuoja, važiuojam toliau prie filmo. Romo ir kavos. Po 50. Bonka.
Greta užsisako butelį sunkaus alkoholio iš pačio ryto. Galima sakyti, kad čia tiesiog keistas lietuviškų komedijų rašymas. Bet jeigu ji taip baičintų, jie atrodytų labiau kaip Jadzė iš Kretingos. Arba Robertėlis ją pirmą kartą pamatė girtą, ji liko tokia jo pasąmoniai ir jis tiesiog ją tokią įsivaizduoja visą laiką. Tik jos nebėra. Supraskit, Robkė moterų nesupranta. Jis yra traumuotas motinos. Visų serijinių žudikų pradžia yra nuo jų motinų. Jis nežino, kaip moteris šneka, jis nežino, kaip santykiai su jomis turėtų atrodyti. Can I kiss you? Sure. Man, I'm dead. Aišku, lietuviškų filmų kūrėjai irgi nesupranta, kad brendžio iš šampės taurių irgi gerti nereikėtų. Nu bet, čia mažiausia problema. Kodėl Greta egzistuoja Roberto pasąmonėje? Ką ji ten simbolizuoja? Ji yra išsilaisvinimas nuo motinos patyčių. Robertėlio susiskaldžiusi asmenybė į Robertą ir Gretą ima daryti dalykus, kurių jam nebuvo galima. Pavyzdžiui, rautis ant marozų ir būti šiek tiek vyriškai agresyviu. Balvonai, galit nusiraminti, ką galva skauda? Norint, kad kažkas skaudėtų, tai reikia turėti. Blondinė, nepatinka? Eik namo į jo papą. Iš kiek sporinam, kad Rudokas yra toks čiuvakas, kuris stalo futbole pilnai prasuka rankenas ir po to sako, o tai kas yra, čia tai profai žaidžia. Tai vat Robertėlis ima su jais aiškintis. Nesėkmingai, bet jis nėra gyvenime to daręs. Jis įsivaizduoja, kad čia Greta juos užkabino, bet čia iš tikro jis. Ragelį turi, o čia bus kompensacija. Čia visai naujas. Tai labai gerai, kad paliubomų, senių, gerai. Žinojau, kad tu lochas, bet kad ant tiek kiaušį minkšti, tai ne. Robertėlis vėl namo parsiveda Gretą. Jų meilės kabutėse istorija yra labai kreiva. Greta lyg nekenčia Roberto, bet jį terrorizuoja. Skambinėja jam darbe, keikia jį, pyksta ant jo, bet per tai myli. Ir iš kur jis tokios meilės išmoko? Robertėlis savo galvoje užrakino atsiminimą, kad nužudė Gretą, bet jo pasąmonė vis tiek jį graužia. Ką su šito man darai? Nieko. Ok. Vis dar netikėt, pavyzdžiui, kad Greta yra atskilusi Robertėlio asmenybės dalis. Ane? Nu, tarkim. Nežinau kaip jūs, bet aš vaikystėje žaidžiau policininkus ir vagis. Tai mano laiku buvo labai berniukiškas dalykas. Tai pavyzdžiui, jeigu tu kaip Robertėlis esi pažeisto vyriškumo ir tau, pavyzdžiui, nu, čia iš galvos, smurtinga motina neleido būti vyru, visą laiką, pavyzdžiui, laikė prie savęs, neleido žaisti tų pačių vagių ir policininkų, tu padarai. Tu ką, policijos mašiną pavogiai? Lipk į vidų, agente. Padėk iš kur paėmė, kol niekas nepamatė. Lipk į vidų, arba tavo bosas bus tavo suėmimo liudininkas. Mes čia šitą dalyką galim nurašyti nelogišką filmo kūrimą. Bet aš detektyvas, aš netikiu, kad viskas yra taip paprasta. Jeigu esat matę filmą Kovos klubas, Fight Clubą Fincherio, tai Greta yra Tyleris Derdenas, Bredas Pittas. Ji iš esmės yra Robertėlio tas vadinamasis Jungo šešėlis. Jį mes turime visi. Tai yra mūsų asmenybės dalis, kurią dažnai stumiame nuo savęs ir jos savo neleidžiame. Pavyzdžiui, kiek pažįstat kokių nors, nežinau, vaikinų, merginų, kurie turi super griežtus tėvus, niekur neišleidžia, visą laiką viskas užsekta iki kaklo, jokių iškirpčių, nieko, tūsų, nieko, bet gink dieve, tas žmogus išgeria biškį, iš karto prasideda orgijos. Tai va tas orgijų personažas yra to žmogaus šešėlis. Tai va šitam filme yra viskas tas pats, tiesiog, sociopato jau lygyje. Ir būtent dėl to aš ir turiu sustabdyti Robertėlį, nes jisai žudys vėl. Žinau, kai kurie laikot mane psichu dėl to, ką aš šneku, ne pirmas kartas. Bet Greta filme visą laiką terrorizuoja Robertą ir kai jis jai pasako atsiknist, jinai jam atsako ką? Nes aš tavo likimas, Robertai. Nu ir kur tu dabar eini? Taigi aš atseksiu iš paskos vėl. Tai va, ar pastebėjot, kad serijiniai žudikai medijai dažnai turi, nežinau, ar tas žodis, bet tarkim ypatingus santykius su gyvūnais. Vieni nuo vaikystės juos žaloja, kiti gyvūnais laiko žmonės tam, kad nužmogint. Tarkim, filmas Split, kur pasakojama apie žudiką su suskilusia asmenybė. Kur jis dirba? Ir Robertėlis gyvenime, niekur neįsilaužtų, nieko nepadarytų, jisai auka yra, jis yra motinos ir aplinkos auka. Bet turėdamas šitą asmenybės dalį, kuri jį tarsi įgalina daryti dalykus, kur jis įsilaužia?
Aišku, kaip švelnus vėjo gūsis su šiek tiek gaivaus oro pasirodo Ainis Storpirštis. Visiškai nesuprantu, ko čia jam reikėjo, bet pagarba, kad gerai suvaidino ir nesimaivė tokiam filme. Reikia duoti biškį ir pagarbo šitam filmui. Pažiūrėjau sceną su Ainiu Storpirščiu, pasižiūrėjau atgal ir į kitus aktorius ir galiu pasakyti, kad visi, gerai, bent jau tikrai pagrindiniai, nesimaivo, o tiesiog vaidina. Nesakau, kad reikėtų gėdytis to, kur vaidini, bet aktoriai yra, labai jautrų žmonės. Aš pats dirbau su jais, teko ir režisuoti, ir iš karto jaučia, jeigu kažkas netaip su produkcija, arba koks filmas bus, iš scenarijaus dažnai perskaito jau. Ir tie, kas jaučiasi filme negerai, arba yra neprofesionalūs, tas iš karto matosi vaidyboje. Kai, žinot, atbulais dantim vaidina. Ir jeigu jau darai filmą, tai daryk iki galo. Ir, nežinau, gal iš tikrųjų net smagu buvo aktoriams vaidinti, nes, tikrai, padaryta ir dadaryta. Personažai gyvi. Yra. Tai pagarba ir už tai. Šita vieta su kariškiu grįžusiu iš kariuomenės ir paliktų merginos yra stebėtinai jautri. Mylėjau. Nuėjau į savanorius, kad vyriškesnis grįžt, kad grįžau, su uniforma grįžau, vyriškis. O ta pinda su kažkokiu gaisrininku. Aš nuėjau, aš į mašiną patekiau tiesiai ant palangais. Galvoju, gaisrininkas gesink ir žiūri, gesina, išbėgo, gesina, nieko neužgesina. Atvažiavo policija, mane suėmė, protokolą rašo, žiūri, automatas guli, aš automatą pasiėmė ir pabėgau. Bet žinai ką, aš nusišausiu, jinai visą gyvenimą apie tai galvos ir kaltint save dėl to. Labai gerai suvaidintas kario pasimetimas, kuris grįžo iš Armuchos, yra paliekamas merginos, kuri, tikėjosi, kad priims jį kaip vyrą, nes pati to norėjo. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra super nereikalinga scena. Ir jeigu mes į tai žiūrėtume kaip į Čestuškinę lietuvišką komediją, be daugiau jokių prasmių, taip ir būtų. Bet sulipdžius visą tai, ką pasakiau su šita scena, pradedi pastebėti, kad tai yra Robertėlio atspindys. Robertėlis lygiai taip pat nežino, kaip būti vyru. Tiesiog bando kažkaip tą duoti, bando kažkaip to išmokti. Ir pasaulis, pagrindė jo mama, vis tiek jį atstumia. Jis užtaisytas? Tu kur? Ai, nepamiršot, kad Greta yra įsivaizduojamas personažas? Žodžiu, kariškė personažas grasina, kad nusižudys. Ir nusprendžia, kad nenori to daryti vienas. Ir ką jis pasako? Kai dviese, tai net ramiau kažkaip pasidarė. Taip, tie, kas matėt filmą, žinot, kad Greta atsistoja, išeina iš narvo ir nueina pas policininkus. Bet tada policininkų mašinoje jinai reikalauja, kad ją išleistų. Leiskit greitai! Ir joks policininkas ją normaliai nesureaguoja. Greta prabėga pro greito reagavimo būrį į kryžminę ugnį. Joks greito reagavimo būrys neleistų civiliai atsistoti tarp jų ir tarp čuvako su automatu. Gerai, nusiraminu. Tiesiog mane labai ilgai laiko psichų ir man labai svarbi šita byla. Jeigu šitą filmą žiūri tiesiog kaip lietuvišką komediją, man asmeniškai jis yra nežiūrimas. Bet turint šitą raktą atsiranda kampas nugaut pramogos. Panašiai kaip su visom tom Cartoon Network teorijom, kur ten Dexterio laboratorijos Dexteris atseit buvo irgi lupamas vaikas, kuris taip stipriai užsispaudęs buvo, kad jam reikėjo susikurti tą laboratoriją savo pasąmonėje, kaip būdą pabėgti nuo pasaulio. Sugadinau vaikystę, ne? Ir ką? Gerai, negaliu pasakyti, kad filmas neįdomus. Jis visą laiką kažkur juda. Kreivai, bet juda. Ir kai turi greitą siužetą, per daug nemastai, ar čia logiškai vyksta ar ne, užsiliuliuoji toje logikoje arba labiau jos nebuvime, bet didžiausias peilis tokiem filmams yra antras aktas. Aš žinau, jūs čia visi gudručiai, kino žinovai, tai apie 3 aktus jau čia per daug nebesišnekėsiu. Anose recenzijose jau pakankamai prišnekėjau. Bet pasakysiu vieną dalyką. Antras aktas, standartinėje struktūroje dažnai filme yra ilgiausias ir daugelis filmų ant jo pasimauna. Kiek kartų esat žiūrėję filmą, kuriame atsimenat pradžią, nes įspūdinga, stipriai padaryta, stipriai važiuota, ir pabaiga, nes yra užrišimas, twistas, dar kažkas, o vidury... Tai va tokiem filmam kaip Robertėlis čia yra absoliuti mirtis. Nes visą filmą mes lakstome tarp įvykių. Jie dabar čia, jie dabar čia, jie dabar bare, čia kažkokia juokinga situacija. Ir tada jos pradeda kartotis. Čia Robertėlis jau 3. ar 4. kartą ofise lankosi. Ir kažką vapa su savo kolegomis. Taip, suprantu, reikia atidirbti įmoniai, kurią reklamuojame. Bet kai visos tokio tipažo interakcijos yra vienodos, įvykis, ofisas, įvykis, tiesiog ima jausmas, o kam man žiūrėti tą patį per tą patį.
Kas, per 40 ar 50 minučių filmo dar nesupratai, kad Robertėlis yra nekompetentingas vyrvaikis? Štai parodykime dar vieną juokingą sceną, kaip jisai žaidžia skvašą ir gauna iš kamuoliuko. Kas, nežinot, kad Robertėlis muštis nemoka? Žinot? Nu tai vis tiek parodykim dar sceną, kaip jisai boksuojasi. To betrūko, kad aš čia su moterim kovočiu. Žinau. Personažas keliauja per įvykius tam, kad pamatytume, kaip jisai arba jinai keičiasi. Bet jeigu visi įvykiai vienodi ir vienodai baigėsi, tai yra ta pačia personažo reakcija, mes nieko nesužinom naujo. Nuo filmo būtų galima drąsiai nurėžti 20 minučių ir absoliučiai nieks nepasikeistų. Bet tikrai esantis, pats tikriausias ir mažai kam be mano autizmo pobūdžio matomas pasikeitimas Robertėlyje yra jo lyties keitimasis. Taip, išgirdo teisingai, Robertėlis išgyvena konfliktą su savo lytimi. Italai. Aistringi žmonės. Sunkiai dirbantis šioje šalyje imigrantai. Bet su didelė aistra atsiranda ir didelės problemos. Jau ilgą laiką negaliu išsiaiškinti bylos numeris 365. Kaip Lidle laimėti kelionę į Legolendą. Jie man kartoja žodžius. Gelatelli, abalino, bogelati. Pala. Čia juk ledai. Žinant Lidlą, jie prizų negaili. Kadangi vasara, logiška manyt, kad bus hamakų, ledų gamybos aparatų, šaltkrepšių. Jau jungiasi dalykai, Bet dabar reikia kažkaip dalyvauti. Laimingas skaičius 7. Kadangi Lidlas vidutiniškai yra daugeliui 4 dalykas po tėvo, motinos ir valstybės. Iš 7 atimi 4, gaunasi 3. Perki ledų už 3 eurus, gauni lipduką. Kadangi jau turim skaičių 3 lipdukai, 1 biletas. Ta biletą aktyvuoji. Lidlas turi programėlę. Taip, aktyvuoji, laimi prizus ir turi galimybę laimėti su visa šeima kelionę į Legolendą. Aš genijus. Arba tiesiog esi durnius, kuris nemoka pasigūglinti konkurso sąlygų. Arba taip. Robertėlis yra pirmas transfilmas Lietuvoje. Jūs galvojat, kad mūsų tautiečių tolerancija LGBT yra pažengus tik iki Gedriuko bobulę apsirengusi? Tikrai ne. Tiesiog nežinot, kur ieškoti. Aš čia tam ir esu, kad padėčiau. Kinas apskritai, visas menas yra kaip, aš čia dabar jau su savo metaforom, kaip karšto oro balionas. Scenarijus, tekstas, vaidyba, kameros, setai, visas šitas hardinis dalykas yra kaip krepšys, kuriame mes sėdime kaip žiūrovai. Ir mes esam labiausiai orientuoti dažnai į tą krepšį, kad jis atlaikytų, kad nepersisvert per šoną. Bet ko dažnai nesuprantam, kad filmą į viršų kelia balionas, kurio filme mes dažnai nematom. Tai yra filmo potekstė, kurios dažnai netgi pats autorius nenumato. Jūs galvojat, kad nepadarysiu jūsų 8 klasės mokytojas Virtako ir nepradėsiu aiškinti, kad balta drobulė yra apie cepelinų svarbą pokarių Lietuvoj? Važiuojam. Robertėlis susitinka savo galvoje su Greta ir mato, kaip jie jiem duoda aukštakulnius, kuriuos jis užsideda. Filme personažui kaip Robertėlis, kuris yra pilnas nerimo ir gėdos, daryti tokį drąsų stiliaus Virtaką neužtektų kiaušų. Robertėlis su jais atėjo ir suhaliucinavo Gretą, kad ji duoda jam tos tuflius. Kad jis neturėtų prisimti atsakomybės, kaip gėdos ir nerimo pilnas žmogus, už savo paties identitetą. Jis išgyvena vidinį konfliktą. Jo išoriai pastoviai yra kartojama kritika svarbiausio jo gyvenimo žmogaus ir jisai pradeda savęs ieškoti kitoje lytyje. Jūs galvojate, toks dalykas kaip Robertėliui prasideda 40, jis motinos ir aplinkos buvo stumdomas nuo vaikystės ir neturėdamas drąsos pats ieškoti savo seksualumo, kad ir kaip jis save identifikuotų kaip vyrą arba moterį. Jisai susigalvoja kitą, geriantį, besimušantį, rėkaujantį ir drąsos turintį žmogų, Greta, kuri tai daro už jį. Ir jiem atneša aukštakulnius. Taigi, Greta pabėga nuo Robertėlio, prabėga pro skinus, kurie jos nepastebi. Robertėlis tada jau yra jų pastebimas, vejamasis, jisai pabėga, pasislepia. Nemaniau, kad taip greitai su šitais galima bėgti. Ir Greta vėl magiškai atsiranda.
Vėliau filme Robertas susipykęs su Greta nueina į pasimatymą su kontoros kolege, kuri geria daug alaus ir augėja ir iš esmės riebiai simbolizuoja tradicinį vyrišką elgesį. Kas, manau, iš tikro vyksta, nesupraskit, šitą filmą mes žiūrim per Robertėlio prizmę. Ką ta mergina daro, jinai tiesiog šiaip mėgsta alų ir gal biškį yra naglesnė. Bet Robertėlis dėl žeminimo yra toks stipriai užgniaužęs savo vidinį vyrą, kad jam toks elgesys atrodo keistas ir netgi šlykštus. Ok, kai kuriems iš jūsų gal čia neužtektinai svarus argumentas, kad Robertėlis dėl to jaučiasi viduje moterimi. Bet jeigu biškį atsilenkėte mano pusę ir priemat, kad visas šitas filmas iš tikro vyksta Robertėlio galvoje, va kaip jis tą savo kolegę mato tūlikę. Jis ją mato kaip literaliai vyrą. Tai vėl galim sakyti, kad čia tiesiog yra blogas lietuviškos komedijos bajeris. Bet hebra, duokit man šitą ir patys šitą priimkit ir jūs pamatysit, ant kiek šitas filmas pasidaro įdomesnis. Ok, gal biškį peršokau vieną svarbę vietą filme, kuri iš pirmo žvilgsnio lyg ir sugriauna mano Gretos neegzistavimo teoriją. Mergina parsiveda Robertą namo, kad šis susipažintų su jos tėčiu. Ok, I hear you, bet aš jums dar vieną atgal. Kai pažiūrėsit filmą, suprasit, kad visos filmo nelogikos prasideda tada, kai kažkas patiria galvos traumą. Lygiai taip pat ir čia. Greta grįžta namo, tėtis jos nepamato. Nu ne, aš jau po svetimus daiktus. Pasijimk, aš tik tai su tole, tuoj. Tai gerai, reikia jau kur reikia. Ko jūs kažkaip? Oi. Ir kas yra pirmas dalykas, kurį tėtis padaro Robertėliui? Oi. Jis jam duoda į snukį. Žiūrint filmą, vat dabar, kaip mes jį suprantame po šitiek metų, čia galbūt net ne Gretos tėvas, pas kurį užėjo Robertėlis, vedamas savo haliucinacijų, kuris tiesiog gynė savo namus. Taip, Robertėlis po to su juo šneka, bet čia jau ne pirmas kartas, kai mes negalim pasitikėti Robertėlio atsiminimais. Juk filmas pats yra atsiminimai. Kaip ir sakiau pradžioj, framing device'as uždėtas. Kitiems žmonėms prie 3 kryžių kalno yra pasakojama šita istorija. Viskas yra tai, kaip Robertėliui atrodo. Ir pilnai įmanoma, kad čia tiesiog buvo išjungto žmogaus sapnas. Jūs galvojat, čia šiaip savo detektyvas, čia viskas susiję. Gerai, nebetampysiu jūsų laiko kalbėdamas tą patį per tą patį. Daug visokių zbitkių praleidau, nes kaip ir sakiau, tiesiog kartojasi dalykai. Atėjome į pabaigą. Robertėlis ženijasi su Greta. Bet svarbiausia ne tai. Robertėlis iš tikro šitoj scenai nesituokė. Jis leidžia savo moteriškai patrakusiai tai agresijos geros pilnai pusiai įstatyti ragą motinai. Šitame filme Tyleris, Bredas Pittas iš Kovos klubo, laimėjo. Sūnau, ką tu čia dabar šneki? Taigi visai nepažįstamas žmogus Robertas, padraugauti reikia pradžioje. Pagaliau reikia su mama. Dar nesu tiek protiškai dirbęs su recenzija. Robertėlio tikrosios prasmės atradimas yra viena didžiausių nuostabų sukėlęs man nutikimas arba Alzheimerio požymis. Kad ir kaip yra, junkitės šitą filmą ir žiūrėkit patys. Tai yra lietuviško kino purve išvoliota modernioji klasika, kurioje netyčinio gylio yra daugiau nei tavo motinoje. O, gerai, biškį atvėsti. Bet negali būti viskas taip paprasta, ne? Gerai. Greičiau pradėsim, greičiau pabaigsim. Važiuojam. Na va, sūnus grįžo iš kelionės. Iš kur čia parskrendat? Greta, suvalgyk bananą. Tačiau viską sujaukia netikėta žinia. Žmona laiko kažkas pagrobė, o aš sėdžiu čia, uždarytas. Moteris meluoja geriau. Filmas Robertėlis. Antroji banga. Jeigu pirmam filme buvo galima iškirpti 20 minučių, tai antroji dalyje galima iškirpti visą filmą. Kur... Aš dabar pasidėsiu šitą, nes nemoku eiti. Pirma dalis netyčia sukūrė progą iš naujo atrasti filmą, kuriame net nesitikėjai rasti vertės. Antra dalis yra kaip iš naujo atrasti hepatitą C nuo surūdijusios vinies. Aš nežinau, kas man yra, bet aš nekenčiu karantino kūrybos. Vienintelis objektyviai geras dalykas išėjęs per karantiną buvo Bo Burnham Inside ir viskas. Ir visos tos dainos klaikios, kur tu pradedi suvokti, kad maras nėra blogiausias dalykas pasaulyje. Karantinas, karantinas, karantinas. Visi turėjo savo minutę pasisakyti apie karantiną. Ir nieko gero nepasakė. Kaip ir šitas filmas. Šitos dalies jums žiūrėt nereikia. Nebent dabar sėdėt su draugais, pažiūrėjot recenziją, gal biškai, ir galvojat,
blema, pažiūrėsim filmus ir išsiaiškinsim iki galo, kaip yra su Robertėliu. Tada, jeigu tokie esat mazochistai ir darotės tokį prikolą jo, bet antroji daly irgi tęsiasi ta pati mano iškomunikuota esmė apie Robertėlį. Robertėlis grįžta iš Turkijos su Greta ir ji kažkur eilėje pasitikrint nuo COVID dingsta. Taip yra todėl, nes Robkė pirmą kartą atitrūko nuo mamos, pailsėjo ir pasidžiaugė gyvenimu. Jam Gretos tiesiog nebereikia. Ji buvo jo asmenybės dalis, kad ir kaip žoskai uždirbta, skirta jam išsireikšti. Arba aktorės tiesiog pamainų neužteko filmų išpildyti, aš nežinau. Tiesiog žiauriai blogai. Robertas yra atvežamas karantinuotis į kažkokį lagerį tarp morozų, kur vėl ima skilti jo asmenybė. Apie antrą dalį kalbėsiu trumpai, tiesiog, nes tai yra, vien COVID bajeriai. Jie jau dabar nebeaktualūs ir pusiau nebesuprantami, tai įsivaizduokit, kas bus dar po kelių metų. Mes čia esam tik tam, kad išsiaiškint, kas nutinka šitam žmogui. Kažkaip negerai su mūsų draugu išėjo, palikom nelaimiai. Agirdi, nebegydyk, nėra čia jokių draugų, yra tik interesai. Robertėlis pabėga iš karantino vietos ir... Mama, labas dar sykį. Labas. Ir dar sykį su gimtadieniu. Ačiū, labai ačiū. Va todėl aš esu sunerimęs. Jis tiesiai bėga pas mamą. Jį išgazdino morozai ir neturėdamas Gretos asmenybės, kuri jį apgina, jis neturi daugiau kur dėtis. Nesvarbu, taip, prieš jį smurtaujama, taip jis dūchinamas, taip žiauriai. Bet visi žinom tų istorijų, kur žmonės, kad ir kaip blogai gyvena, sako, bent jau, bet aš tik taip suprantu, meilę. Aišku, dar Lavrinovičiaus aplankom. Sveiki! Labadiena. Labadiena. Čia vėliau sužinom, kas nutiko Gretai, jinai visą laiką irgi karantinavosi, bet sutrato. Turim 2 savaitės šitam aфиgenam viešbutį. Čia pats likimas mūsų vedė. Jūs dabar jau sakot, bet kaip Tratas mato Gretą? Jo irgi nėra. Visas flirtas tarp Trato ir Gretos yra pateiktas, lyg Džeimsas bandytų nuo kliunkio Robertėlio nuvilioti Gretą, kaip tai dažnai daroma romantiniuose filmuose. Bet taip nėra. Kaip jau ir sakiau, morozai išgazdino Robertėlį, Robertėlis vėl savo viduj konfliktuoja. Buvo nurimęs, grįžo, covidas, stresas, kelionės. Suprantat, jis vėl purtosi viduj. Jis tiesiog įsivaizduoja, kad jo moteriškumą puola į flirtą kviečia kažkoks kitas vyras. Jis nuo savęs atitraukia visas lyčių roles. Ar yra dar ką pasakyti apie filmą? Ne. Filmas trunka 1:14 gal, bet jausmas, kad 3 truktų. Setupas, COVID bajeriai ir tada tiesiog scenos atidirbti visiems tiem spa centram, kur buvo filmuojama. Nieko daugiau, jokios vertės. Bet gerai, sakau, 0 vertės, yra viena kruopelė. Mes sužinom, ir čia kaip man, kaip detektyvui ypatingai svarbu, kur galų gale atsiduria Robertėlio asmenybė. Robertėlis net būdamas, bent jau savo galvoje vedęs, bėga pas mamulę ir filmo pabaigoje pasako. Ir mamai bus ramiau. Žinau, kad pasaulis jam žiaurus. Ir aš jam žiaurus tuo pačiu. Bet tai, ką jis daro ir tai, kaip jis elgiasi, jis vis tiek turi būti sustabdytas. Robertėlis yra tragiškas herojus. Kaip sužinoti, ar jo santykiai tokie patys toksiški toliau su mama, kaip buvo prieš tai? Ar vėliau po filmo einančiose moterys meluoja geriau serijose Motina dūchina Robertėlį? Į klausimą atsakysiu klausimu. Ar mamo apdovanojimai yra tiesiog prodiusų skirti apdovanoti savo auklėtiniams, o ne iš tikrųjų metų geriausiems? Aš neišgyvensiu 2 dienos, kaip dingo Robertas. Niekas nieko nežino, kur jis yra. Net Galina su Adamu nežino, kur jis yra. Roberto kelionė nepavyksta. Jo tragedija mus mokina visus stovėti už save. O Robertėlis toliau žudys. Aš tą žinau, aš negaliu to įrodyti dabar pilnai, bet, aš bandau tuos filmus žiūrėti, serialus su juo, aš bandau kažkur gauti tos įrodymus, bet aš niekaip negaliu jo sugauti. Robert.
privažiuosiu. Tiesiog ir kai privažiuosiu krūtinę, atsiremsiu į šitą, kad pavadinimą uždėjau tamsoj. Okay. Happens to the best of us.